Prisijungę prie sistemos pakliūname į operacijų modulio sąrašą. Norint sukurti naują operaciją, paspaudžiame sukurti operaciją. Pagal nutylėjimo operacijos tipas yra pardavimai, operacijos rūšis užsakymai. Blanko numeris pardavimo ir pirkimo užsakymam bus suteikiamas automatiškai ir nebent reiktų suvesti, jeigu tai būtų pirkimo sandėlio dokumentas. Operacija būsena ruošiama, irgi nieko keisti nereikia. Pirmas laukas, kurį reikia keisti, yra įmonė. Įmonę galima arba pasirinkti iš sąrašo pagal pavadinimą, tačiau jeigu tai netinka, galima eiti į įmonių sąrašą ir atsidariusime įmonių sąraše, mes galime detalioje paieškoje ieškoti pagal bet kurį pavadinimo fragmentą, pavyzdžiui, suvesim, kas dirba su elektronika. Spaudžiam ieškoti, rastas 2 įmonės, tačiau šiuo atveju aš susikursiu naują testinį įmonę, pavadinsiu ją test 4. Spaudžiu sukurti įmonę, būtent nelaukai pažymėti su žvaigždutė, tai yra pavadinimas test 4. Buhalterinis kodas, tai yra kaip ta įmonė bus atvaizduota Dinetos programoje. Spaudžiu išsaugoti. Pasirenku ką tik savo sukurtą įmonę. Toliau kitas laukas tai yra kokią mes kalbą norim pasiūlymą ruošti pagal nutylėjimą lietuvių, kokiais pinigais mes pardavinėsim pagal nutylėjimą litai. Data yra šios dienos, šablonas, jeigu pardavimai A1. Manau, kad kiti laukai kaip užklausos numeris, galima kažką įvesti, 4, 5, 6 lai būna. Tada aš pradedu suvinėti prekes, kurios įeina į mano užsakymą. Šiuo atveju pagal pateiktą užduotį buvo 2 prekės. Viena prekė. Šiuo atveju pagal pateiktą užduotį užsakymai yra 2 prekės. Viena prekė, kuri jau yra prekių nomenklatūroje. Kita prekė, kurios dar nėra prekių nomenklatūroje. Grįžtam į programą. Tai paspaudžiam mygtuką, kad pridėti prekę. Pagal 6002 dedu procento ženklą ir rašau RS. Ir čia yra įvairūs guoliai, kuriuose yra simboliai. 6002, tada bet kokie simboliai, tada vėl eina RS. Nesu aš guolių specialistas, bet manyčiau, kad labiausiai atitinka mano fragmentas šitas variantas. Toliau vedu kiekį, kiek mano pirkėjas nori pirkti iš manęs tų guolių. Tai šiuo atveju 3. Vedu kainą pardavimam. Tarkim, aš juos, jeigu matau, kad jūsų pirkimo užsakymam yra vieneto kaina 0,22 €, tarkim, pardavinėjo po 2 litus. Programa pati paskaičiuoja bendrą pardavimo sumą. Įrašau savikainą, kiek vieno guolio galėtų būti savikaina. Tai programa paskaičiuoja pelno sumą ir pelno procentą. Atkreipsiu dėmesį, kad čia aš darau pardavimo užsakymą, ne pirkimą. Antra prekė. Jūsų duotame pavyzdyje irgi matyti kažkoks guolis, bet prieky yra SS raidės. Bandau aš jį susirasti štai taip. 60. Taip. Rašau SS procentas 6002 procentas
2RS. Nieko panašaus neranda. 602 nieko panašaus nėra. SS raidės nieko, todėl SS, bet ne guolį. Išvalau pasirinkimus. Jeigu man netyčia įsipildė, aš visą laiką galiu eilutę ištrinti ir vėl pridėti per naują. Nusprendžiu, kad šitos prekės sistemoje nėra ir aš ją vesiu kaip naują prekę. Paspaudžiu sukurti prekę. Įvedu kodą. Įvedu pavadinimą. Kiti laukai yra kaip pavadinimas LT, tai kokiu pavadinimu aš rašysiu į lietuviškus pasiūlymus. Pavadinimas N yra kokio pavadinimo aš rašysiu šitą prekę į angliškus pasiūlymus. Jie nėra privalomi, jeigu jų nebus, bus užpildytas pasiūlymo pagrindinis pavadinimas. Pasirinku prekės grupę, tai irgi nėra privaloma. Grupę patogu susirasti vėlgi pagal kažkokį pavadinimo pradžią. Guoliai. Pirkimo kaina, tiekėja, jeigu prekė tiekia vienas tiekėjas. Bet tai iš esmės visi privalomi laukai. Paspaudžiu išsaugot. Pasirenku savo naujai suvestą prekę. Suvedu kiekį, 50, kaina, įmašiaus pardavinėjau po 5 litus, pirkimo kaina, 3,4 maždaug lito. Galiu iš karto pasirinkti tiekėją. Katras tiekėjas man šitas prekes turėtų tiekti. Sakykime, jau iš esančių tiekėjų test. Test 1, test ir test 1. Paspaudžiu išsaugoti. Paskutinį tiekėją blogai suvedžiau, dar kartą sugrįžtu redaguoti. Parašau, kad tai bus test 1 tiekėjas, perinu į kitą lauką. Reikia būtinai po tiekėjo suvedimo pereiti į kitą lauką. Vėl paspaudžiu išsaugoti.